būtų naivu manyti, kad toks didžiulis ūkis kaip mūsų planeta Žemė nevaldomas visai. Mes su jumis gerai žinome, kad žmonės negali kontroliuoti ir valdyti klimato, jūrų, vandenynų, žemės drebėjimų, uraganų ir kitų natūralių sąveikų, nes dėja yra labai mažai tikrųjų realių žinių apie mūsų planetą. O tos, kurios egzistuoja ir yra prieinamos visiems, yra nedelsiant atmetamos ir nepriimamos. O žmogaus smegenų galimybės yra tokios silpnos, kad jos kontroliuoti gamtą negali. Naudodamiesi pirminiais naujų žinių šaltiniais iš Rusijos mokslo ir technikos draugijos ir prevencinių strategijų centro tyrimų instituto, galime įvertinti žmogaus smegenų tobulumą skaičiais. Šiuo metu tai yra nedaugiau kaip 2,64 laipsnyje virpesių per sekundę. O Žemės planetos smegenų tobulumas yra lygus 2,512 laipsnyje virpesių per sekundę. Tai padaryta iš pat pradžių, kad žmonės praktiškai stumia planetos evoliuciją, bet būtinai su pagalba ir rūpestingai prižiūrimi Žemės proto energo-informacinių struktūrų. Kitų tikrųjų žinių šaltinių nėra ir nebuvo. Žinios ir bet kokie atradimai perduodami žmonėms iš Žemės planetinio proto, kad būtų galima praktiškai įgyvendinti pirmąjį mūsų planetos evoliucinio vystymosi etapą, kuriame mes su jumis dabar esame. Žemės planeta, jos protas ir valdymo struktūros nuolat ir atidžiai kontroliuoja viską, kas yra prieinama Žemės planetoje ir visoje planetų sistemoje. Tam galimybių yra kontrolė, atliekama naudojant planetinę įrangą per valdymo kompleksą. Tai yra vadinamieji NSO ir plazmoidai, valdymo virvelės, taip pat gyvūnai ir augalų pasaulis. Visi šie veiksmai vyksta atmosferos grotelių struktūroje, kurie taip pat naudojami valdyti ir kontroliuoti visus natūralius procesus. Būtent Žemė kontroliuoja visą tarpplanetinę planetų sistemą, kurią mes vadiname Saulė. Tačiau dėl savo saugumo kontrolės sistema nepateikia išsamių duomenų apie savo darbą ir kontrolės principus. Viskas gamtoje nuolat kinta ir yra valdoma pagal visatos įstatymus, parašytus ne žmonių. Vienas iš tokių pokyčių pasireiškimų yra metinis gyvybės palaikymo dažnių pokytis, įskaitant naujo vandens nustatymo būklę kitiems metams, naujo žmogaus standarto formavimas ir kitos veiklos. Viename filme neįmanoma aprėpti visų valdymo niuansų. Todėl mes su jumis peržvelgsime tik peršalimo priežastis, kurios yra tiesiogiai susijusios su žmonių gyvavimo procesų pokyčiais. Gyvų organizmų gyvavimo palaikymas tai nuolatinis energijos srautas iš planetų valdymo struktūrų, siekiant išlaikyti ne tik gyvų organizmų, bet ir kaulų medžiagos objektų gyvavimą. Tai procesas, kuris yra daug platesnis negu dalyvavimas valdymo kompleksų valdančių Žemės sistemą. Tai žmonijos valdymo sritis ne tik mūsų planetos lygių, bet ir kosmoso lygių. Pateiksiu du pavyzdžius. Kartkartinis žiniasklaida perspėja gyventojus apie dar vieną magnetinę audrą, sklindančią iš Saulės. Daugelis žmonių, ypač vyresnio amžiaus, patiria įvairių negalavimų susijusių su šiuo energijos srautu. Kodėl taip atsitinka, kaip ir kuo magnetinės audros veikia planetos gyventojus? Saulė – tai planeta turinti valdymo kompleksą, valdantį Saulės magnetarus ir pulsarus, kurie transformuoja galaktinius fotonų ir magnetinių dalelių srautus mūsų tarpplanetinės sistemos reikmėms. Plazmos srautas, kurį katapultuoja Saulė, turi savyje fotonų ir magnetinių dalelių su naujomis sujungimo schemomis, skirtomis neuronams žmogaus smegenyse sujungti. Patekusios į žmogaus smegenis, šios schemos keičia galvos smegenų neuronų sujungimą. Kitokia tvarka.
kas neabejotinai daro įtaką žmonių savijautai. Jokių kliūčių šiems procesams vykti neegzistuoja, nes tokių schemų pokytis apsaugo žmones nuo naudingų mąstymo ir samprotavimų įgūdžių sunaikinimo. Žmonija tai yra privalomas procesas, planetinis protas yra nuolatinio vystymosi procese ir mes visi privalome atlikti tam. Kitas pavyzdys. Mūsų galaktikoje yra tam tikra planetų bendruomenė su 512 proto oktava. Viso jų yra 384 planetos. Vienas iš jų yra mūsų Žemė. Kalbų skaičius mūsų planetoje, kaip nekeista, taip pat yra 384. Viena iš jų yra rusų kalba, mūsų planetos gimtoji kalba. Likusios tautos kalba savo 383 kalbomis. Dėka nuolatinio smegenų neuronų prijungimo schemų srautų iš visų šios bendruomenės planetų perdavimas sujungimo schemų smegenų neuronų žmonėms vykdomas per tarpplanetinius ryšių vamzdelius. Žmogaus smegenys panašios į kosmoso planetos sandarą. Planetos tai neuronai, o ryšio schemos tarp neuronų tai ryšio vamzdžiai tarp planetų. Tai tik vienas iš viso didžiulio gyvybės palaikymo proceso aspektų. Kiekvienais metais mūsų planetos valdymo struktūros atlieka didžiulį darbą, kad įdiegtų naujas programas gyvybės palaikymui ir jų įgyvendinimui. Pradedant nuo spalio 25 dienos, kiekvienų metų ir iki Velykų valdančiosios planetų struktūros kasmet globaliai keičia valdymo ir kontrolės režimo dažnio parametrus visos planetos Žemė. Įvestamos daugybė programų per planetos energoinformacinę struktūrą. Atrodytų, kas ypatingo tame, kad gripo ir kitų sezoninių ligų virusas atsibunda, siautėja vėlyvą rudenį, žiemą, nuguldydamas į lovą žmonės, kartais įgaudamas pavojingą pobūdį, ypač vadinamųjų komplikacijų pavidalu. Šio netrivalaus proceso ypatumas yra tas, kad visa tai yra kasmetinio periodinio pobūdžio, kitaip tariant, iš metų į metus. Gripo virusas ateina į Rusiją šaltuoju metų laiku, o vadinamosios gripo ir orvių epidemijos pikas pasiekė intensyvumo tašką būtent žiemą. Viskas atrodytų teisinga, bet tada kaip paaiškinti faktą, kad kai peršalimas siaučia šiaurinėse platumose žiemą, tada ir pietuose platumos panašūs reiškiniai pastebimi jų karštame drėgname klimate. Galbūt tame kalti paukščiai, gyvūnai, kiti mūsų mažieji broliai. Neabejotinai paukščių kiaulių gripas egzistuoja, tačiau gyvūnai paukščiai serga juo tuo pačiu metų laiku kaip ir žmonės. Remiantis šiuolaikinėmis medicinos įsivaizdavimai, gripo virusas nėra perduodamas paukščių, žuvų ir kitų gyvūnų. Jis ir negali būti perduodamas iš vis niekur, nes jis gyvena tik ryšyje su smegenimis, ne kūno viduje. Virusai negyvena. Virusas yra mutavusi žmogaus ar gyvūno ląstelė, turinti ryšį su smegenimis. Didelė dalis priežasčių taip vadinamų sezoninių ligų, tokių kaip gripas, orvių peršalimas, gerklės skausmas, yra dažninis sutrikimas normalaus gyvavimo biostruktūroms, vykdant programinius Žemės valdymo sistemos procesus. Suprasti šio klausimo be elementarių žinių apie tritį neįmanoma. Todėl susipažinkime su aprašu apie šį labai įdomų energetinį elementą. Ritminiam širdies, smegenų ir viso žmogaus organizmo darbui reikalinga energija, kurią organizmas paima iš oro ir vandens. Pagrindinis energijos elementas jų sudėtyje yra tritis. Sveriant orą pats tritis nėra aptinkamas, praktiškai tai nemateriali struktūra. Labai svarbu žinoti, kad pagrindinis tričio apdorojimo dažnis keičiasi kartą per metus Žemės valdymo sistemos visiems planetos gyventojams. Nesant bazinio dažnio galite sirgti visokiamis plaučių ligomis, gauti organizmo dehidrataciją ir jokie vaistai jums nepadės. Žiema yra ne tik sniego atsiradimas šaltuoju metų laiku,
bet ir sistemingas likusios trečio energijos elemento dalies, kuri buvo atmosferos tinkleliuose įvairiems valdymo sistemos procesams įgyvendinti einamaisiais metais materializavimo procesas. Kadangi kiekvienais metais visų Žemės valdymo kompleksų veikimo metu trečio dažnio charakteristikos keičiasi kitiems metams, tai nuo senų dažnių charakteristikų, kurios prarado savo aktualumą, būtina atsikratyti. Tai yra išmesti jas į planetos paviršių. Atlaisvinę erdvę bus užpildyta trečiu su naujomis dažnių charakteristikomis. Šis kasmetinis procesas senų dažnių pašalinimo iš biostruktūrų gyvavimo palaikymo sistemos ir naujų dažnių įvedimas tiesiogiai veikia ir sutampa su pradžia peršalimo, gripo ir ARV. Sniegas, ledas, kruša ir kiti šaltų laikų kritulių tai visi materializuoti trečiai, kurie nebėra reikalingi. Pirmos dalies pabaiga. Bus tęsinys. Išsamiau galite perskaityti Fiodoro Škrudnevo monografijose Realybės rekonstrukcija jo oficialioje svetainėje. Laukiame jūsų klausimų komentaruose.